Kristus prisikėlė, jis tikrai prisikėlė. Tokiais žodžiais mes sveikiname vieni kitus prisikėlimo rytą. Tokiais žodžiais mes sveikiname vieni kitus šiame Velykų laike. Atvelykio arba pirmąjį sekmadienį po Velykų girdime prisikėlusio Viešpaties žodžius abejojančiam Tomui. Tu įtikėjai, nes pamatei, palaiminti, kurie tiki nematę. Tomas prisikėlusio Jėzaus dar nebuvo matęs. Apie tai jam buvo pranešę, paskelbę likę apaštalai, kurie buvo Jėzų jau sutikę. Ir jis negalėjo priimti šio liudijimo žodžiu, jam reikėjo įsitikinti. Ir Jėzus parodė jam žaizdų vietas. Ir Tomas įtikėjo. Jėzus tai padarė ne tik Tomui, jis padarė tai ir dėl mūsų. Ir tuščias kapas, ir prisikėlusio Jėzaus pasirodymas mokiniams, susitikimas su jais, valgymas su jais. Ir štai pasirodymas Tomui, parodymas žaizdų yra skirtas mums, kad mes įtikėtume. Nors dabar nematome, bet už tai esame gavę Jėzaus palaiminimą. Jis skirtas mums. Palaiminti, kurie tiki nematę. Ir bažnyčia iš kartos į kartą skelbia gerąją naujieną, kad Jėzus Kristus yra prisikėlęs, kad mūsų viešpats yra gyvas. Kartais mums atrodo, kad žodžių negana. Norėtume daugiau žodžių arba paliesti, pamatyti, palaiminti, kurie tiki nematę. Pats viešpats žino mūsų silpnumą ir siunčia šventąją dvasią į mūsų širdis, kad skelbiamas Dievo žodis atrastų vietą mūsų širdyse ir mūsų gyvenime ir mes išmoktume regėti Jėzų, regėti širdimis, patirti visą sielą, visą širdimi, visų protų ir visais jausmais. Ir šiandieną jis ateina pas tave, ateina pas mane, ateina į mūsų parapijas, ateina į bažnyčią, tik jau kitokiu būdu. Žodžiu ir sakramentais. Ir taria, palaiminti, kurie tiki nematę.